Tai sakykit, ko pritrūko, kaip sėkmingą rezultatą? Aš manau, šiandien tikrai pritrūko mums sėkmės. Ir paskutinis ataka, paskutinis baudų metimai, kai Žydrūnas Urbonas neįmetė, tą ir pasako. Tikrai jisai geras snaiperis, tikrai jisai gali pataikyti baudos metimus, bet turbūt atsakomybė plus nuovargis savo davė. Vat šito gal ir trūko. Ar tai, kad Šiaulių krepšininkai buvo jaunesni ir atspindėjo šitą rezultatą nuovargio prasme? Nes tiek Virginijus Praševičius, tiek Žydrūnas Urbonas ne vieną kartą prašėsi keitimo. Aišku, jiegi po mėnesį laiko nesportavę, jų fizinės kondicijos nėra pačios geriausios. Bet kai žmogus rodo charakterį, tai ir pats varžybos geros būna. O Šiauliam tai padėjo ir tai, kad jie žaidė Baltijos lygoje elitiniam divizione, kur daug turėjo rungtynių, gero lygio, taip. Be to žaidė Europos ulebę, Europos taurės. Tai irgi juos užgrūdino, jam davė patirties, jam davė pasitikėjimo ir lemiamai metimai, lemiamas ten atitverimas Kuzmicko, jeigu neklystų, dėjimas iš viršaus pakartojimas, tai ir tai parodo. Treneri, pirmą kėlinį lyg tai atrodė, bent jau šalies, kad daugiau dėmesio skyrė gynybo, o nuo antro kėlinio pradėjo žaisti atvirą krepšinį, kurį kritikavo labai po pirmųjų rungtynių. Ar tai buvo iš tikrųjų? Ne, aš akcentavau gynybą. Tikrai akcentavau gynybą, nors rungtynės parodė, kad jie vis tiek įmetė virš 90 taškų, tai labai didelis rezultatas. Nežinau, koks procentas pataikymo, bet turėtų būti nemažas. O atvirą krepšinį pradėjom žaisti. Mes privertėm juos, šiek tiek apsiginėm 5 prieš 5, neleidom užpulti greitų atakų ir mums patiems atsirado galimybė sužaisti greitesnės atkarpas. Tuo labiau, kad mes tuo momentu turėjom minusą, pralošinėjom. Reikėjo vytis, reikėjo greitesnių metimų. Tai yra visas logiška paaiškinima. Šiandien jūs bandėt netradicinį, tačiau smogiamą į turbūt starto penketą, bet pradžia vis tiek nebuvo labai sėkminga. Ar nepasiteisino šitas sprendimas? Pasiteisino, aš galvoju, pasiteisino. Šiandien šitie pagrindiniai žmonės daugiausiai tempė, o pradžia Šiauliai jauni, jie greičiau eina, jie pagauna tą ritmą šiek tiek greičiau. Jeigu atsimenat, pirmose rungtynėse su Šiauliuose lygiai tas pats buvo. Bet tai varžybos tęsis 40 minučių ir mes šiek tiek privijom juos. Ir manau, kad varžybos turėjo patikti žiūrovom, ėjo taškas į tašką. Manau, viskas taip gerai. Gintautas Matulis turbūt žaidė šiandien geriausias karjeros rungtynės, jisai pateisino visus jūsų lūkesčius šiandien. Taip. Aš labai tikėjausi. Aš jums prieš varžybą sakiau, kad man daug aš Matulį dedu vilčių šiandienos rungtynėse ir jis tikrai atidirbo su kaupu. 0-2 serijos rezultatas, trečias rungtynės Šiauliuose. Ar dar įmanoma kažko kabinti šioje serijoje? Krepšinio praktikoje manau, kad 0-2 buvo ir yra išlošę, atvirkštinis rezultatas yra buvę. Aš manau, aš nusirengimo kambarį vaikinam ir pasakiau, kad Šiauliuose mes važiuosim lygiai taip pat kautis dėl pergalės. Jokių nuolaidų nebus. Ar toks skaudus pralaimėjimas nepažlugdytas kovinės dvasios komandas, o gal kaip tik užves dar labiau vyrus emocijom, nes parodė, kad gali kautis ir Šiauliai? Taip, aš tuo ir tikiuosi. Ir manau, kad aš turiu dar Rūbinei pasakiau, kad tas įdėtas darbas, kai tokios rungtynės, tas nuovargis atsiperka jiem. Vadinasi, jie savo padarė. Manau, kad viskas bus gerai.